Labas, Cypse. Ne man, gerai. Labas, Cypse. Neškia. Ką veikia? Ai, buvau šiandien išlėkusi. Trupučiuką. Kur? Pasivaikščiau po Akropolį, žiūrėk, reikia parytėm. Bantuką nusipirkau. Mano teta irgi tokį turi. O kas tavo teta? Gabija. Gabija tau taip labiau. Labas. O, labas, gėlytė. Aš jas net pažinau. Tu kaip visą laiką šauniai atrodai. Tai aišku, primanau, teningai rankus. Atėjo mano dukrytė. Atsisakau. Čia dabar įvyko nesupratimas. Kompiuteris užgeso. Įsijungtas. Tai kažkas atsitiko ekranui turbūt. Dabar įjung. Paspaus knopkę. Viskas ok, nesnervuojam, nepanikuojam. Muzika gražiai groja. Opa, krauna. Tai yra dėl modelio kompiuteris. Taip. Nėra jis pats geriausias. Ir nėra šiaip naujausias. Trūksta labai daug normaliai knopkių. Bet tai yra Gobytės darbo biuro kambario aksesuaras. Taip. Mūsų mažytė užsiėmus dabar. Ką jūs ten daro? Taip. Taip, jūs dirbate šitam kabinete, taip? Taip. Čia yra darbo stalas, kaip supratau, taip? Taip, kurį jūs sugadinat. Kurį mes ką tik dabar pataisim? Jūs darysite? Pažyte. Eik prie kompo pasėdėti. Jūs čia su vaikus į darbą atsiradusi? Taip. Negali būti. Man gali O. Nu, kaip ir indienė. būti. Čia pat dukrytė. Čia jūsų dukrytė? Tukas, taip. O, jūsų vyras asitukas? Tu užsičiau. Jūs kažkodėl tai pasimetėte. Nu, nesmė. Dabar mes norėjom pakalbėti apie jūsų darbo pobūdžius, įgūdžius ir visą kitą. Bet tai žiūrime, kad šis labai užsiėmusi, taip. Jūs galėtumėte pasimti dekretinį ir eiti atostogauti savo šitą nuostabę asvytą dukrytę. Bet jūs, kaip žiūrė, labai gera mama, darbinga, kaip į darbo kabinetą atsinešusi šis savo nuostabų gyvenimo stebuklą. Pati atvažiuoja pas mane. Ir nežinau, kodėl. Tokia maža? Neturėjo būti darželį, bet jis pas mane atvažiuoja labai nori. Aš tą myliu labai. Kažkas pririša vežimėlį prie troleibusą ir jums atveža, taip? O dar noriu pasakyti, kad jinai eina į ties paskutinę klasę. Taip, kad šitas stebuklas turimas. Taip. Važinėja pas autobusais. Aš kaip pinigų gal net nežinau. Aš apakęs nuo šitą stebuklą. Iš kur gauni Tai yra- pinigų, mažytė? Tai yra 8 gyvenimo pasaulio stebuklas turbūt. Mažytė, iš kur gauni pinigų? Iš senų dėdų vagių. Iš ko? Senų dėdų. Mažytė. Nieko tokio. Nesimėgojusi su mažyme? Rytoj aš paliksiu tau pitikėlį. Ant kojos paliksime. Ant kelio. Ant cigarečių duodate jai? Neduoda mama cigarečių tau, ne? Kas yra? Ko čia verki? Ko čia kniauki? Mažytė, namų areštas tau visam likusiam savo sekundės dalį. Tai čia mano įgyventas namų areštas, kurį atsidaro. Pirmas pakalbėdimo buvo tai viena milisekundžiai. Tai va. Dabar tai mūsų, kaip matote mūsų šitą operatorę Kipsienę, kaip matote, darbo kabinete yra su savo vaiku ir
jų bendravimas, kaip mamos ir dukros Asilytės ir mamos Asilytės, tai yra Neslienės, o vyro Asilo žmonos Gabijos. Nu, šiaip tie santykiai, nežinau, ar tokie, nu, duoda vaiką cigarečių, visą kitą, nu, čia suprantama, tokie laikai dabar 20. Ai, ne. Nu, jinai sako, sakykit, neduodu, bet tai, sakė, ant autobuso duodu. Taip. Jūs ant autobuso vaikui privalau duoti. Tai bet tas cigaretės, tai čia, ant cigarečių duoda, ant degtukų nelabai. Atsiprašau. Dinkit iš mano kabineto, mažytė. Mums nori išgrūsti. Reikia tepsmėlės, kol dar čia nepasidarė karštą iš karšto. Tai ką tik buvo čia jo operatorius kitas iš karšto įvykių taško. Tai yra Gabijos, Asilienės kabineto darbo. Asiku? Asilaitas. Tai jūs Aitė ar Airienė, aš nesupratau. Aš Liutkevičienė. Ai, Liutkevičienė. Tai dukrytės Asilytė mama. Okei, mes jau skrendame. Iki. Bye bye. Bye bye. Bye. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye. Bye.